Sveiki! Australijoje, o tiksliau Sidnėjuje, praleidau 1,5 metų. Per tą laiką daug įvyko. Kai kuriuos nuotykius pasakojau ankstesniuose filmukuose, rodžiau vaizdus iš kelionių ir pasivaikščiojimų. Nuo paskutinio filmuko praėjo nemažai laiko, tačiau tai nereiškia, kad nieko neveikiau. Taigi nesiplečiant vardinu. Sidnėj sutikome 2011. Tuomet gyvenau Neutral Bay rajone, name, nuo kurio stogo atsiverė viso miesto fejerverkai. Visame mieste buvo 3 ar 4 taškai, iš kurių šaudė fejerverkus. Visi jie buvo sinchronizuoti ir gausūs, todėl tikrai paliko didelį įspūdį. Beje, 9 valandą vakaro šiek tiek mažesnis renginys vyko vaikams. Taigi miesto savivaldybė yra turtinga ir gali savo spalvotai leisti pinigus į dangų. Porai dienų buvome nuvykę į Palm Beach, kur filmuojamas serialas Home and Away, be namų negerai. Čia prasidėjo problema su keliais, matyt dėl dehidratacijos, tačiau gamtos grožis padėjo užsimiršti apie skausmą, na ir be abejo buteliukas. Paminėjome Australijos dieną, dar vienas didelis renginys prilygstantis naujųjų sutikimui ir vėl krūvas fejerverkų ir pasirodymų, raibo akys. Pamaitinau labai išalkusią papūgą, tiesiog išbadėjusią. Šokom ant draugelio motociklų ir nurūkom į Royal National Park. Labai gražus parkas, todėl jei kada turėsite progą, būtinai per jį prasukite. Tikrai nesigailėsite. Taigi, prasideda kelionė į Canberrą. Pirmą kartą išvažiuojam išsimėjus į kitą miestą. Traukiniu. Canberros lietuvių bendruomenės kvietimu sakyti kalbą karaliaus Mindaugo karūnavimo proga buvau pakviestas į Canberrą. Čia už manęs yra Senato salė, kur vyksta įvairūs posėdžiai. Politikai turbūt debatus visokius daro, sprendžia problemas šalies, leidžia įstatymus. Buvome labai šiltai priimti, pamatėme visus įdomiausius miesto taškus ir pabendravome su Mindaugu Mauragiu, kuris pastatė Trakų pilies miniatiūrą. Canberra yra labai plačiai išsidėsčiusi. Yra platus miestas, sakykime taip, nėra daug aukštų pastatų. Miestas yra įkurtas 1912 metais ir tuo metu buvo pavadintas irgi sostinė. O kas daugiau, jame gyvena apie 345 000 žmonių. Išsinuomavau paiperiuką ir prasukau porą ratų virš Sydney Harbour ir operos. Gintaro dėka aplankiau Mėlynuosius kalnus, kur sutikome aborigeną, kuris yra buvęs Lietuvoje. Apie jį net reportažą radijo laidai susukau. Taip pat aplankėme Lost City, prarastą miestą, ir Glowworm Tunnel, Jonvabalių tunelį. Į prarastą miestą lengvuoju automobiliu net nemėginkite vykti, paliksite ratus, dugną ir išsibarškinsite dantis. Šiandien yra rugsėjo 10 diena, ankstus rytas, už manęs matot laikrodis, rodo turbūt po 7. Ir šiandien pradedam savaitgalį kelionę į Leurą ir Jenolan Caves. Ir dar šiek tiek pasivažinėsim aplinkui, todėl bus šiek tiek vaizdelių. Tai tiek, mėgaukitės. Nuvykome į Jenolan Caves, uolas, kuriuose pilna tunelių su stalaktitais ir stalagmitais. Taigi, atvažiavom į Jenolan Caves. Graži, saulėta, bet labai vėjuota ir šalta diena. Mes jau į turą nuėjom, tai dabar trumpai papasakosiu, ką pamatėm. Nuėjom į Imperial Caves, tai tenais yra tie imperatoriškieji tuneliai. Ir kas matyt, tai keletas stalaktitų, stalagmitų, kažkiek tai kristalų, kurie ten blizga. Kad labai būtų ypatinga, tai nepasakyčiau. Kas daugiau? Kaina maždaug yra $40 suaugusiam. Tai yra, sakykime, nemažai. Už tokį pasivaikščiojimą, maždaug turas trunka gerą 40 minučių, bet, sakykime, aplankyti tikrai verta. Ir paskiau nuėjom į tokį laisvą turą, kuris nereikalavo gido, davė elektroninį kažkokį garsiakalbį, kuris buvo prancūzų kalba. Tai mes jo taip ir nepasinaudojom. Tai ten gražu, bet ne taip įspūdinga, nes nebuvo tiek kristalų. Tai pamatėm keletą tų varveklių akmeninių, kažkiek tai susiformavusių gražių uolų. Ir traukiam toliau. Apsukome didelį ratą aplink parką, o kitą dieną pasivaikščiojome po Wentworth Falls.
ant kiek keista Australija yra, ant kiek jinai yra pasiutusi. Tai ką, važiuojant iššoko į kelią kengūros. Pradžioje buvo gal 4, pasignalinau, nušoko 3 į šalį. Viena liko bėgti tiesiai priešais. Na, kvailas gyvūnas. Ką padarysi? Tai bėgo, na ir kaip matėt, peršoko per tvorą, bet šuolis buvo nežmoniškai didelis. Žmonės taip nepašokinėtų. Važiavom į Leuro, šiandien iš aušro labai šaltas ir vėjuotas rytas, yra apie 6 laipsniai temperatūros maždaug. Stovim, kaip matot, tiesiog prie slėnio, atsiveria nuostabus mėlynųjų kalnų vaizdas. Nežinau, ar kamera perteikia, bet tikrai matosi melsva spalva visur. Ir aukštis čia koksai 100 metrų, tai tikrai. Ir negaliu atsigrožėti šituo vaizdu, kadangi atsiveria platus slėnis, graži erdvė. Ir gali pasijausti kaip koksai erelis, norisi šokti ir pradėti skristi. Tai tikrai gražu. Labai rekomenduoju į šitą vietą atvykti, būtent į Sublime Point Lookout ir pasižiūrėti, kaip viskas atrodo, nes visur kitur yra labai lankoma turistų ir praktiškai negali pasidžiaugti. Ir daug tvorelės, tai nėra tos laukinės gamtos jausmo tokio. Taigi nesėdžiau suglaudęs esant šansui, stengiuosi išnaudoti galimybės patyrinėti šią šalį ar bent valstiją. Mastelio palyginimui turbūt išvaikščiojau savo kiemą, o aplink dar labai daug visko nematyto ir nepatirto. Todėl sakau iki kito karto, nes ir toliau keliausiu ir filmuosiu.